Sveikučiai dropshipperiai. Taigi šiandien aš jums noriu pristatyti bombinę naujieną. Bombinę naujieną. Taigi pagaliau po ilgo laiko tarpo, po ilgų testavimų į Lietuvą atkeliavo Stripe'as. Tai ką tai reiškia? Tai kad mums nebereikės jokių fake angliškų adresų, jokių PO boxų, jokių fake numerių, jokių fake sąskaitų, nieko, viskas done. Dabar viskas bus žiauriai crazy, nerealiai, nes viską turėsime savo rankose Lietuvoje ir savo lietuviškas sąskaitas. Žinoma, tam prireiks vieno dalyko - individualios veiklos. Šiandien aš jums ir parodysiu, kaip susikurti Stripe'ą ir kaip įsidėkti pas save į parduotuvę, viską vykdant Lietuvoje. Taigi, spaudžiant sign up, prisijungiam stripe.com, spaudžiam sign up ir tada suvedam savo e-mailą, kombilkas. Ką tik susikūriau, nes turiu labai daug, slaptažodis bet koks. Taip, matau jau negerai. I'm not a robot. Ok, spaudžiam create your Stripe. Pas mane šiek tiek šiandien lėtokas internetas, nieko nepadarysi. Ir taip, never labai erzina šitie dalykai. Taip, prie build solutions. Ok, skip for now. Taip, ir ką mums dabar pirmiausia reikia padaryti, kad viskas veiktų, tai aktyvuoti savo Stripe account. Mes aktyvuojame, spaudžiam start. Čia patvirtime savo e-mailą. Turėtų to įkrist laiškas. Taip, jis jau yra. Confirm. Vėl prisijungiam. Ok. Spaudžiam close. Ne. Taip, ir pradedame aktyvavimo procesą. Prie manęs labai karšta, labai keista. Taip, ir ką mes čia turim? Lithuania. Pagaliau pasirenkam Lithuania. Mūsų saitas yra https. Aš čia neaktyvuosiu Stripe'ą, tiesiog parodysiu, kaip tai padaryti. Taip. Toliau pasirenkam, ką mes čia darom, ką mes čia pardavinėjam. Tai iš to, ką pardavinėja, tai ir pasirenkam, tarkim, aš pardavinėsiu clothing and accessories. Describe what you sell. Ir kodėl mes ką pardavinėjame, kam pardavinėjame ir už ką apmokestinam. Tiesiog parašysiu paprastai. We are selling women clothes and charge. Ne, biškį užlagino. After products. Kažką panašaus čia nėra labai svarbu. Taigi, individualią veiklą pažymą galima labai lengvai užsisakyti nuėjus į vmi.lt, prisijungus su savo internetiniu banku. Ten yra kairėje pusėje bus žodelis pažymos. Pasirinksite pažymą, sukurti naują ir pasirinksite šios veiklos sritį, šios veiklos koduką. Čia kai gausite pažymą, įrašykite pažymos numerį. VAT numerio mes nerašysim, čia savo lietuvišką adresą įrašom.
Kubilas 993 Kaunas. Taip. Vardas, pavardė. Gimimo metai. Toliau tą patį adresą įrašom. Čia pasirinkamas statement description. Tai čia ką rašys, kai žmogus nusipirks iš jūsų, tarkim, daiktą ir kai jis eis savo banką ir paspaus į istoriją, jam tiesiog parašys jūsų kompanijos pavadinimą, nu, ta prasme, iš kur jis įpirko. Tai tarkim, ten mano daiktai.lt, kažkas tokio. Čia įrašome savo telefono numerį, tipo kaip sportas, bank currency euras, aišku, į ban numeris, tai yra jūsų sąskaitos numeris, tai spaudžiat čionais ir įrašot LT, savo sąskaitos numerį čia. Ir viskas, tuomet laukite atsakymą, tuomet einate į settings savo shop'e, kur, payment providers, choose third party provider ir dabar ieškome Stripe. Come on, turim Stripe'ą. Tuomet, taip, čia, kadangi aš nesu aktyvavęs savo akaunto, aš negaliu eiti toliau, bet kai viskas bus aktyvuota, viskas bus suvesta, jūs tiesiog turėsite paspausti vieną knopkę autoriz ir viskas. Ir jums įsuks laikrodukas ir viskas. Tuomet pasidarote test pirkimą, nueinate, tarkim, pas save tiesiog į shopą. Dabar mes čia grįžkime atgal. Nueikite pas save į shopą, pasidarykite daikto kainą $60. Jeigu euras pardavinėja, tai 50 euro centų, nes tiesiog pigiau neįmanoma atsiskaityti, nes Stripe'as neleidžia. Ir pažiūrėkite, ar veikia jums paymentai. Ir tikrai viskas turėtų veikti. Tai viskas yra labai super paprasta, viskas yra labai patogu. Svarbiausia turėti individualią veiklą. Ir viskas, judate savo ramiai, savo legaliai, be jokių stresų, be nieko. Ir pagaliau mes tai padarėm. Pagaliau lietuviai susivienio, rašė daug laiškų, invaitinus ir requestus, kada atsiras Stripe'as Lietuvoje. Ir jie į tai pažiūrėjo rimtai ir mes turime Stripe'ą Lietuvoje. Taigi galbūt net nereikės kitų providerių kaip Paysera ar panašiai, nes tiesiog turėsite Stripe'ą. Aišku, rekomenduoju irgi turėti ir Stripe'ą, ir Paysera. Kodėl? Nes Lietuvoje dar žmonės yra šiek tiek pripratę atsiskaityti jiem atrodančių saugesnių būdų, tai yra per banko pavedimą, kur reikia eiti į daug išorinių svetainių, kad pagaliau atlikti tą apmokėjimą, o ne kad suvesti kreditinės kortelės duomenis ir paspausti apmokėti. Tai tiek, tai būtinai sakau, įsirašykite, viskas yra paprasta, naudokite ir Paysera, ir šitą. Paysera yra šiek tiek sunkiau sutvarkyti, ten irgi yra dideli reikalavimai. Vienas iš jų taip pat individuali veikla, visi rekvizitai turi matytis jūsų puslapyje ir tarkim, nueisiu kaip ir į vieną pavyzdinį puslapį. Tai, čia pardavinėja kilimėlius, kaip matome yra Paysera ir šitą visą informaciją, jeigu turėsite Paysera ir pas jūs turės atsispindėti šitame puslapį. Kitaip jums Paysera neleis naudotis. Payseros appso nėra. Su jais, kai suderinate visus reikalus, pasirašome sutartis, jie tada jums duoda ten kažkokį linką, per kurį autorizuojatės, prisijungite, appsas įsidegė ir viskas veikia. Tai va tiek. Pagaliau užbombinom, Stripe'ą turim, keliam pardavimus, judam toliau. Ir nepamirštam subscribinti kanalo, jeigu ši informacija jums buvo naudinga, visada gausite iš manęs pačią šviežiausią informaciją. Kaip ir matote, dabar tik Stripe'as įėjo, aš padariau video. Jeigu jums kyla klausimų dar kaip giliau, ar ten su Stripe'o pajungimu, ar su kažkuo daugiau, kreipkitės į mane ar privačią žinutę, arba prisijungite būtinai į mūsų privačią grupę, kur renkasi visi Lietuvos dropshipperiai, tai yra e-komvilko grupė. Jos nuorodą rasite aprašyme ir judame toliau, keliame pardavimus ir žiūrim, kas atsiras dar geresnio. Tai ką, iki.